Pristatymas, sveiki. Kaip kolegė minėjo, aš esu Marius Žardalevičius ir šiandien papasakosiu apie būtent sprendimus vonios kambario šildymui. Turime gana įvairių. Jeigu detaliau pasižiūrėtume, apie ką šiandien kalbėsiu, tai pirmiausia yra vandeninis grindų šildymas. Yra, sakykime, taip keli išpildymai tokio sprendimo. Toliau termostatinės galvutės rankšluosčių džiovintuvams. Alternatyva yra elektrinis grindų šildymas, elektriniai rankšluosčių džiovintuvai ir pabaigai bus veidrodžio apsauga nuo rasojimo. Tikrai pakankamai efektyvi sistema. Gal, sakykime, taip rinkoje jinai dar nėra labai stipriai žinoma, bet laikui bėgant, ypač tie, kas pabando, pamato, įvertina, koks yra patogus sprendimas, tai yra veidrodžių nerasojimas, tai tikrai atsiliepimai teigiami. Trumpai apie Danfosą šiek tiek, tai yra globali kompanija, darbuotojų yra virš 28 000, pardavimo atstovybių visame pasaulyje, jeigu pasižiūrėtume į gamyklų skaičių, tai yra virš 70 gamyklų. Tai parodo, kad gamintojas tiek gamina daug savo unikalių gaminių, tiek skiria investicijų, tai yra inovatyvių produktų rinkos pristatymo. Tai daugybėje sričių mes esame pirmieji, kurie pristato tam tikrus išmaniuosius sprendimus, išmaniuosius gaminius. Centrinis ofisas, centrinė gamykla šiuo atveju yra Danijai. Tai apie vandeninį grindų šildymą. Tai, kaip minėjau, pakalbėsime šiek tiek apie grindų šildymo vamzdžius, kokie yra, kokius naudoti. Alternatyva yra šildymo kilimėliai, toliau izoliacinės plokštės, kolektorių įvairūs tipai, pamaišymo mazgai, kolektorinės spintelės ir terminės pavaros, tai yra elementai automatikos, kurie šiuo atveju yra būtini. Tai pirmiausia, grindų šildymo vamzdis. Danfosas gamina dviejų tipų grindų šildymo vamzdžius, tai yra PEXA, 5 sluoksnių vamzdis. Galimi variantai tai yra 16 mm skersmens, 18, 20 ir 25. Jeigu pasižiūrėtume į statistiką, tai yra vamzdžių populiarumą, kokie dažniausiai naudojami, tai butuose naujos statybos dažniausiai naudojama 16 mm, jeigu pasižiūrėti į privačių namų statybą, į kotedžus, tai ten dažniausiai naudojamas 18 mm. PEXA yra vamzdis aukštos kokybės, gaminama šiuo atveju gamykloje Vokietijoje. Jeigu žiūrėtume į vamzdžių charakteristikas, tai yra pakankamai aukštas slėgis atlaikomas ir darbinė temperatūra yra aukšta iki 95 laipsnių, o trumpalaikė gali būti iki 110. Tai jeigu pasižiūrėti į rinkoje siūlomus vamzdžius, vienų lygių prastesnis vamzdis būtų PERT, tai yra jo charakteristikos, tiek slėgis, tiek darbinės temperatūros yra žemesnės. Tai faktiškai, jeigu renkatės vamzdį savo, tai tikrai rekomendacija pasirinkti geriausią vamzdį, tai šiuo atveju, ką mes ir turime būtent su PEXA. Alternatyvus vamzdis, kuris dar gali būti, tai šiuo atveju Alupert. Jo skirtumas lyginant su anksčiau minėtų PEXA, tai yra, kad jis viduje turi aliuminio sluoksnį. Tas aliuminio sluoksnis duoda vieną privalumą gana esminį, tai yra montavimo metu sulenkę vamzdį, jis negrįžta į pradinę padėtį. Tai yra ganėtinai patogu montuojant. Tačiau dėl to atsiranda ir kitas niuansas, tai yra, jeigu vamzdis yra perspaudžiamas, sulenkiamas ir taip toliau, jį atstatyti pradinę padėtį ganėtinai sudėtinga. Tai dažniau, jeigu tai pasižiūrėti, dažniau naudojami PEXA vamzdžiai, tuo pačiu jie yra šiek tiek pigesni negu Alupert. Vienas iš sprendimų tai yra padidinti efektyvumą grindų šildymo sistemos, naudoti izoliacinės plokštės. Šiuo atveju kalba eina apie plokštę Speedup. Taipogi jos yra labai patogu, kai, tarkime, antrame aukšte norima įsirengti grindų šildymą, nėra noro betonuoti grindų ir užbetonuoti vamzdžius, arba nėra galimybės, tarkime, perdanga medinė ir panašiai. Tai šiuo atveju, naudodami šitas plokštes, mes labai lengvai ir efektyviai sprendžiame grindų šildymo klausimą.
Su šita plokšte naudojamas vamzdis tik tai aluper, tai yra su aliuminio sluoksnis 16 mm, griuveliai plokštė yra padaryti būtent šitam vamzdžiui. Iš apačios yra putplastis ir viršutinė dalis, tai yra plokštė pati, jinai padengta aliuminiu. Jinai klijuojama su putplasčio klijais prie pagrindo. Storis plokštės yra 30 mm, tai šiuo atveju 3 cm, tai pakankamai nėra jinai stora. Ir jeigu toliau pasižiūrėtume, yra dviejų tipų plokštės, tai yra tiesiog jose skiriasi montavimo žingsnis. Vienas yra žingsnis 25 cm, kitas yra 12,5. Tai jeigu pasižiūrėtume į naujos statybos būstus, tai yra A klasė A+, tai dažniausiai pakanka 25 cm žingsnio, tik tai tam tikrose zonose, tai yra, tarkime, prie vitrininių langų, vonios kambaryje dalinai naudojamos plokštės, kur yra žingsnis tankesnis, tai yra 12,5 cm. Ir tokiu būdu mes ten padidiname šildymo galią. Kitas sprendimas, kitas gaminys, tai yra šildymo kilimėlis Danfoss Aquamat. Skirtumas jo nuo šildymo su vamzdžiais būtų esminis. Šitas gaminys gali būti plytelių klijų sluoksnė. Tai jis labai panašus realiai yra elektrinio šildymo kilimėlius, tik šiuo atveju vietoj šildymo kabelio yra naudojamas vamzdelis, kurios skersmuo yra 8 mm, jis yra ganėtinai plonas, ir plus tas vamzdelis yra pritvirtintas ant stiklo pluošto tinklelio, kuris yra visų paviršiumi 50 cm pločio lipnus. Tai tas montavimas gaunasi itin paprastas ir itin greitas. Pačio kilimėlio pakuotė yra 3 kvadratiniai metrai. Kilimėlį, jeigu reikia, galima sumažinti. Maksimalus dydis tai yra 9 kvadratiniai metrai tokios sistemos. Tai faktiškai 3 kilimėliai gali būti panaudoti. Didesnio dydžio instaliacija su tokios skersmens šiuo atveju vamzdeliu nerekomenduojama. Ir kas yra patogu, kaip minėjau, visa instaliacija nėra stora, skaitant ir patį kilimėlį, plytelių klijų sluoksnis gaunasi apie 10 mm. Tai yra patogu, tarkime, kai yra daroma vonios kambaryje renovacija, tai yra grindys jau yra ganėtinai seniai išbetonuotos ir vamzdžio į betono sluoksnį mes jau instaliuoti kaip ir negalime, tai šiuo atveju tikrai pagelbėja Aquamat. Jeigu pasižiūrėti jo patį montavimą, tai kaip pavyzdys, rekomenduojama pradėti montavimą nuo tos vietos, kur bus valdymas, termostatinė galva šiuo atveju. Klojant kilimėlį, jo tinklelis gali būti įkirpamas ir apsukamas. Tai tokiu būdu mes galime komponuoti būtent kilimėlį į tinkamą plotą. Ne visada jie būna šiuo atveju taisyklingos formos, tai karpant tinklelį mes labai lengvai galime instaliuoti kilimėlį. Toliau yra pajungimo komplektai, tai vadinami kolektoriai, tai yra vienam kilimėliui, 2 arba 3. Tai tiesiog žinant, kokį plotą mes iš šito Aquamat šildysime, pasirinkime tiek kilimėlių kiekį, tiek tinkamą pajungimo kolektorių. Visam valdymui šiuo atveju naudojama termostatinis grąžinamos temperatūros elementas, FJVR, rinkoje dar vadinamas RTL. Toks bendrinis pavadinimas, ir tokiu būdu mes galime palaikyti norimą grindų temperatūrą būtent pačiame vonios kambaryje. Toliau prie grindų šildymo su vamzdžiais būtini reguliuojami kolektoriai. Danfossas gamina 2 tipų kolektorius, tai yra nerūdijančio plieno arba žalvariniai. Šiuo atveju pirmiausia yra FHF, tai yra žalvariniai kolektoriai. Jie gali būti su debitomočiais ir be jų. Tai šiuo atveju debitomotis vienas dalykas palengvina grindų šildymo sistemos paleidimą ir aptarnavimą. Tai faktiškai, jeigu, tarkime, renkantis savo kolektorių, tikrai visada rekomenduojama naudoti su debitomočiais. Kolektoriai gali būti nuo 2 iki 12 žiedų. Tai tiesiog pasirenkant tinkamą dydį, jeigu tarkime, namas yra, kaip pavyzdys, vienaaukštis, ganėtinai didelis, reikia daugiau žiedų, tai tada tiesiog kolektoriai gali būti tarpusavyje sujungiami. Sekantis sprendimas tai yra grindų šildymo kolektoriai SSM, tai yra jau nerūdijančio plieno, irgi 2 tipai, su debitomočiais ir be. Tai faktiškai renkantis, tai galima įsivertinti, kuris yra
patrauklesnis. Funkciją jie atlieka iš esmės tą pačią. Kuom Danfoss kolektoriai apskritai skiriasi nuo dažnai rinkoje sutinkamų kitų kolektorių gamintojų kolektorių, tai kad mes turime išankstinę nustatymų ventilius. Va čia yra parodyta, kaip jis reguliuojasi. Tai yra apatinėje kolektoriaus dalyje, kur montuojamos terminės pavaros. Ir ką mes galime padaryti? Naudodami šitos išankstinio nustatymo ventilius, mes galime šildymo sistemą subalansuoti, kad iššilimas skirtingose patalpose, kurių būna skirtingi dydžiai, vyktų tolygiai. Tai tiesiog, kad tai padaryti, reikia vienas dalykas, žinoti vamzdžio skersmenį, kuris yra instaliuotas, ir kokiam kontūrui, kiek to vamzdžio yra suvyniota, sumontuota grindyse. Tai žinant šitos skaičiukus, mes labai lengvai su išankstinio nustatymo ventiliu mes galime nusistatyti jo pralaidumą ir tokiu būdu subalansuoti sistemą, kad visur iššilimas vyktų vienodai. Kas dar svarbu, tai yra kolektorinės spintelės, gali būti tiek patinkinės, tiek virštinkinės. Jeigu žiūrėtume į patinkinės spintelės, yra nuo 2 iki 17 žiedų, reguliuojamas gylis, tai galima pasidaryti pagal esamą situaciją. Virštinkinės spintelės yra nuo 2 iki 19 žiedų. Privalumas vienas iš kolektorinių mūsų spintelių tai yra, kad iš karto gamintojo yra numatyta vieta automatikai. Tai yra terminių pavarų apjungimui ir termostatų užmaitinimui, plus valdikliuose yra papildomi išėjimai, apie kuriuos aš šiek tiek vėliau papasakosiu. Tai va tokiu būdu visa instaliacija padaroma tvarkinga ir pakankamai greitai. Jeigu pasižiūrėtume į kolektorių kito gamintojo dešinėje pusėje, kaip matote, vietos automatikai nėra palikta ir realiai čia kiekvieną kartą reikia tada jau tokį daryti, pasidaryk pats, kad normaliai visą tai sukomutuoti. Terminės pavaros gali būti 230 V ir 24 V, galia nuo 1 W iki 2 priklausomai nuo tipo ir jos yra universalios. Gaminame pavaras su įvairiais sriegiais. Tai faktiškai, jeigu yra jau grindų šildymo kolektoriai sumontuoti, kažkokio skirtingo kito gamintojo, mes be problemų galime parinkti tinkamą pavarą su tinkamu sriegiu, kad jinai tiktų būtent tam kolektoriui. Tai jeigu žiūrėti į grindų šildymą, dažniausiai naudojamos NC, tai yra normaliai uždaryto tipo pavaros, kai jos nėra gavusios įtampos, jos tiesiog užsidariusios, cirkuliacija nevyksta, gavusi įtampą iš termostato, pavara atsidaro ir cirkuliacija prasideda. Ir kaip matote, yra indikacija, tai tiesiog pasižiūrėjus į pavaros šitą viršutinę dalį, mes galime matyti, ar jinai uždaryta, ar jinai atidaryta. Sriegiai gali būti įvairūs, kaip minėjau. Tai kaip pavyzdys, kai naudojami Danfoss kolektoriai, naudojamos pavaros su RAS sriegiu, tai vadinami, kai matome su šešiakampiu tiesiog pavara prisisuka. Tai kaip minėjau, čia yra Danfosso standartas. Tais atvejais, kai kolektorius yra ne Danfosso, kaip pavyzdys, tai naudojamos pavaros arba M30 sriegis, mes matome tokią veržlę, jinai užsukama, arba jeigu yra kažkokie specifiniai kolektoriai, tai galima naudoti adapterius, kurie būtent yra įvairių tipų ir parenkami konkrečiam kolektoriui. Pavara jau šiek tiek kitaip atrodo, jinai vadinasi EBN FBH, irgi du tipai 230-24 V, tik tai visas instaliavimas vyksta per papildomą adapterį. Šiuo atveju 3 tipų jie parodyti. Kita dalis ganėtinai svarbi, tai yra pačio šildymo valdymas, tai yra termostatai. Termostatų gali būti įvairių, aš pabandysiu jums pristatyti, aš jums pristatysiu realiai siūlomus grindiniam šildymui. Pirma gama tai yra vadinama Basic Plus 2 termostatų, tai ką mes čia matome, čia WTD termostatas, jis turi ganėtinai didelį LCD ekraną, mygtukus, jis nėra programuojamas, tai tiesiog jeigu jūs norite palaikyti vienodą temperatūrą, nesudaryti savaitinio grafiko, kai temperatūra svyruoja, tai šitas termostatas puikiausiai tiks. Plus papildomai įsigijus grindų temperatūros jutiklį, mes vonios kambaryje galime reguliuoti grindų temperatūrą. Tai yra ne patalpos, o būtent grindų, nes dažnai vonios kambaryje mums aktualiau realiai tai yra šiltos komfortinės grindys. Pačiai instaliacijai pakanka 3 gyslų kabelių, kad būtent valdyti visą sistemą.
Jeigu norima tokio pačio termostato, bet programuojamo, jis jau vadinasi WTP, jis turi savaitinę programą, tai yra 5+2 savaitės dienų grafikas, taipogi galima grindų temperatūros jutiklį įsigyti ir pasijungti prie šitą termostato. Pakuotėje būna gaminys su patalpos temperatūros jutikliu, jeigu norima grindinio, tai čia yra atskira prekė, kurią galima be problemų įsigyti. Kita serija yra Danfoss Icon, gana populiari, rinkoje tikrai yra sėkminga, tai faktiškai termostatai gali būti tiek virštinkiniai, tiek potinkiniai, o gama yra ganėtinai didelė. Tai ką mes čia matome, čia yra baziniai termostatai su ratuku, tiesiog nustatom, palaikom norimą temperatūrą, jie matuoja tik tai patalpos temperatūrą, grindų temperatūros matavimas nėra įmanomas, tai yra grindų jutiklio mes jau nepasijungsime. Sekantis termostatas yra Danfoss Icon su liečiamu ekranu, neprogramuojamas. Tai yra, jūs turite liečiamą ekraną, jūs galite šiuo atveju pasijungti terminės pavaras ir palaikyti patalpose vieną fiksuotą temperatūrą. Grindų jutiklis prie jo irgi nepajungiamas. Dar vienas sprendimas, tai yra grindų šildymo valdymas su Icon programuojamu termostatu. Jis turi liečiamą ekraną, yra jau programos įdiegtos gamykliškai, iš kurių sąrašo mes tiesiog pasirenkam. Taipogi prie jo įsigijus atskirą grindų temperatūros jutiklį mes galime valdyti grindų temperatūrą. O toliau, kas dar yra, dar galimybė, jeigu tarkime šiuo atveju yra naudojamas kaip šilumos šaltinis šilumos siurblys, pavyzdžiui, oras, vanduo ir turintis vėsinimo funkciją, su šitais termostatais galima įgyvendinti automatinį termostatų persijungimą į vėsinimą per grindis vasaros metu. Tai tas yra ganėtinai patogu, kad tai įgyvendinti statomas papildomas jungiklis, kurį aktyvavus termostatai gauna iš jungiklio fazę ir jie persijungia ir veikia jau ne kaip šildymo termostatai, o būtent kaip vėsinimo. Kaip pavyzdys, šitie termostatai buvo sukurti su tokia mintim, kad kai jie nenaudojami, kad jie kuo mažiau šviestų ir to pačiu naudotų energiją. Tai realiai jie susilieja su apšvietimo jungikliais ir rozetėmis. Konstrukcija iš 3 dalių. Ekranas, rėmelis ir potinkinė jėginė dalis, kur visi kabeliai laidai susijungia. Čia kaip pavyzdys, tai yra termostatai labai smagiai integruojami į kitų gamintojų apdailos rėmelius. Tai mes čia turim Berkerio seriją, Mertino, Gira, toliau yra Bušiegeris, gana populiarus gamintojas Lietuvoje, Jungas. Tai tiesiog, kad įdėti termostatą Icono į bendrą rėmelį, tarkim, su jungikliais, reikalingas adapteris. Tas adapteris įsigijamas iš rėmelių gamintojo, jo dydis turi būti 50 mm ant 50 mm ir tokiu būdu mes Icon termostatą integruojam į kito gamintojo rėmelį. Jeigu norima termostato su liečiamu ekranu ir meniu lietuvių kalba, kur jau yra šiuo atveju ne tik simboliai, bet ir lietuvių kalbos meniu, tai termostatas būtų touch. Turi pakankamai didelį ekraną, greitai veikiantį liečiamą ekraną ir be visų šitų privalumų, jis ką dar gerai, galima pasirinkti įvairias spalvas. Tai kaip pavyzdys yra dramblio kaulo spalva, 2 baltos spalvos variantai 2 ir juoda spalva. Tai tarkime, kai norima integruoti interjerą ir žaidžiama su spalvomis tiek su jungiklių rėmelių spalvomis, šitie termostatai labai dažnai pagelbėja, kad turi tokią ganėtinai didelę spalvų gamą. Jeigu norime šildymą valdyti telefonu su programėle, tai verta rinkti smart termostatą. Jis pasijungia prie jūsų namų bevėlio interneto Wi-Fi'aus ir tokiu būdu jūs per atstumą galite iš bet kokios pasaulio vietos reguliuoti šildymą, tiek matyti temperatūrų pokyčius. Kas atsiranda šį rudenį atsiras, tai šitas gaminys gali veikti ne tik kaip šildymo termostatas, kuris reguliuoja šildymą, bet jį galima užprogramuoti kaip rėlę, valdomą telefonu. Tai yra faktiškai jūs galite įjungti, išjungti rankiniu būdu arba pagal grafiką bet kokį elektros prietaisą. Tai gali būti elektrinis gyvatukas, tai gali būti, tarkime, televizoriaus maitinimas,
kad jis neveiktų tam tikrų laikotarpių, elektrinis radiatorius ir taip toliau. Tai jo panaudojimo galimybių spektras ganėtinai stipriai prasiplėtė. Kaip ir šiuo atveju mes čia galime matyti irgi 4 spalvas, 2 baltos, dramblio kaulo ir juoda spalva. Čia ekranas yra didesnis ir pats termostatas iš tikrųjų atrodo tiek patraukliai tokio skandinaviško dizaino, tiek jį lyginant, tarkime, su kitais rinkoje esančiais termostatais. Jis atrodo tikrai tiek dizaino prasme gerai, tiek pakankamai brangaus termostato įspūdį jis palieka. Interjerą papuošia ganėtinai dažnai ir jeigu sprendimus priima interjero dizaineris, tai labai dažnai smartas atsiranda instaliacijoje. Toliau apjungiant terminės pavaras ir termostatus, kolektoriniai spinteliai naudojamas grindų šildymo valdiklis Icon. Jis yra 8 zonų, tai yra mes galime prie jo pajungti iki 8 termostatų ir iki 14 terminių pavarų. Tai kas yra patogu, jis gali užmaitinti ir valdyti cirkuliacinį siurblį, šitas valdiklis, gali valdyti dujinį katilą, tai tarkim, kai nėra poreikio šildyti nei vienoje patalpoje, Icon valdiklis dujinį katilą atjungia ir analogiškai jungia, kai atsiranda poreikis šildyti. Yra saugiklis, kuris apsaugo elektroniką, automatiką nuo įtampos svyravimo. Ir į bendrą sistemą mes galim sujungti iki 3 Dantos Icon valdiklių. Tais atvejais, kai naudojama Icon sistema belaidė, jinai gali būti ir belaidė arba 24 voltų, apie ją gal labai nesiplėsiu, jinai tokia labiau kompleksinė, skirta visų patalpų valdymui, ne tik vonios kambarį. Patogumas yra toks, kad gali būti tiek laidinių termostatų, tiek belaidžių. Plus yra belaidis termostatas su infraraudonųjų spindulių temperatūros jutiklių, grindų temperatūros jutiklių. Tai sumontavę tokį termostatą vonios kambaryje, mes galime matuoti grindų paviršiaus temperatūrą, kas yra tikrai patogu ir nereikia jokio grindų jutiklio. O šitą Icon sistema, jinai dar patogi tuom, kad jinai automatiškai su papildomais jutikliais gali persijunginėti iš šildymo funkcijos į vėsinimo per grindis. Sekantis gaminiai, tai yra termostatinės galvutės rankšluosčių džiovintuvams, kopėtėliams taip vadinamoms. Tai yra faktiškai grubiai 2 variantai. Vienas variantas, kuris matuoja patalpos temperatūrą ir reguliavimas vyksta pagal patalpos temperatūrą. Tada kopėtėlės naudojamas kaip pagrindinis šilumos šaltinis arba dažniau naudojamas, kai reguliavimas vyksta nuo srauto temperatūros. Tai yra patalpoje yra šiltos grindys. Tokiu būdu mes patalpą prišildom, o gyvatukas, džiovintuvas veikia kaip rankšluosčių džiovintuvas. Parodyta gama, tai yra tiek kampiniai pajungimai, tiek tiesus, taip pat jeigu yra kopėtėlės su pajungimu 50 mm per vidurį, taipogi tų gaminių yra. Jie gali būti tiek baltos spalvos, tiek chromo. Tai faktiškai galima atrasti tinkamą gaminį savo vonios kambario interjerą. Tais atvejais, kai nėra galimybės arba noro įsirengti grindinį šildymą, šiuo atveju vandeninį, yra labai paprastas įrengimas elektrinio šildymo. Tai kaip pavyzdys, Lietuvoje tiek pasaulyje tikrai populiarus gaminys tai yra elektrinis šildymo kilimėlis. Jis yra ganėtinai plonas, priklausomai nuo tipo gali būti storis 3,5 mm arba 4 ir jis instaliuojamas tiesiog plytelių klijų sluoksnį. Tarkime, dabar naujoje statyboje, kas yra dažnai, tai yra kombinuotas šildymas. Kaip pavyzdys, grindų konstrukcijoje įrengiamas vamzdis. Grindų šildymo, kuris naudojamas šildymo sezono metu, o vasaros metu dar viršuje, kai instaliuotas šildymo kilimėlis, įjungiamas tik kilimėlis. Mums nereikia katilo paleisti ir taip toliau. Ir tokiu būdu mes turime šildomas grindis, būtent elektra vasaros metu ar rudens pavasario, pavyzdžiui, pavasario pabaigoje, kai jau pats šildymo sezonas kaip ir pasibaigęs. Kilimėliai gali būti 100 W, 150 ir 200 kvadratinių metrų galios. Tai jeigu žiūrėt, kokią galę rinktis, tai vonios kambariui reikėtų rinkti 150 arba 200. Sumažintos galios kilimėlis labiau skirtas po temperatūrai jautriomis dangomis matuoti. Tai yra parketas, laminatas ir panašiai. Dydžiai yra nuo pusės kvadrato eiliškumas iki 12 kvadratų. Tai yra, pavyzdžiui, 1 kvadratas, 1,5 ir taip toliau.
Svarbi dalis, kuom skiriasi elektrinis DEVI šildymo kilimėlis nuo anksčiau rodyto Aquamat kilimėlio. Aquamat kilimėlį mes galėjom karpyti, mažinti toliau, su elektrinio šildymo kilimėlis mes to jau padaryti negalime. Jo dydis turi išlikti toks, koks jis atvažiavo iš gamyklos, kadangi čia yra varžinis elementas, jo mažinti griežtai negalima, nes didelė tikimybė, kad kilimėlis sumažintas tiesiog perkaitins. Tai ką reikia svarbiausia, pasiskaičiuoti tinkamą dydį kilimėlio. Kilimėlis neinstaliuojamas kaip, pavyzdžiui, po vone, po skalbimo mašina, po realiais stacionariais baldais be kojelių. Jeigu yra šiuo atveju dušo kabina su padėklu, po jie irgi neinstaliuojam. Bet tarkime, jeigu yra padarytas trapas, tai yra suformuotas šioks toks nuolydis, tos pačios plytelės, tai tada kilimėlis gali būti ir toje zonoje, ir tokiu būdu šiltas grindis turėsime visoje zonoje. Tai kaip minėjau, dydis yra svarbu, tinkamai pasiskaičiuoti kaip pavyzdys. Tarkim, vonios kambario plotas yra 5 kvadratiniai metrai. Mes kilimėlį pasiskaičiavę laisvą plotą, gauname, kad laisvas plotas yra 2,8 kvadratinio metro. Tai šiuo atveju gamoje lygiai 2,8 kilimėlio nėra, tai visada reikia rinktis kilimėlį vienu dydžiu mažesnį. Tai yra iš mažesnės pusės. Šiek tiek nuo sienų atitrauksime ir viskas, nes, kaip sakiau, jo sumažinti neįmanoma. Tai šiuo atveju mes renkamės 2,5 kvadratinio metro kilimėlį ir jį tiesiog instaliuojame. Tai va tas svarbi dalis. Toliau grįžtant prie visų saugumo reikalavimų, tai drėgnose patalpose reglamentuojama tai, kad turi būti dedikuotas automatinis išjungėjas ir srovės nuotėkio relė. Tokiu būdu yra 100% apsauga nuo kažkokių galimų problemų, nes tarkime, jeigu veikiant iš šildymo kilimėlį kažkas grindis gręžtų ir pataikytų būtent į šildymo kabeliuką kilimėlio, tai ta apsauginė automatika suveiktų ir jokių bėdų nebūtų. Pats kilimėlis yra hermetinis, jis drėgmės nebijo, tai, sakykime taip, ko jis gali bijo, tai yra mechaninio pažeidimo, kaip paminėjau, tarkim, gręžiant. Montavimas. Pirmas etapas padaromas griovelis. Griovelis skirtas gofruotam vamzdeliui, į kurį mes įdedame grindų temperatūros jutiklį ir tokiu būdu mes matuojame grindų temperatūrą. Kam įdėti vamzdelį? Tikslas yra toks, kad jeigu ateityje tą jutiklį kas sugadintų arba jis sugestų, mes galėtume pro patinkinę dėžutę tą jutiklį ištraukti ir pakeisti nauju. Toliau klojamas kilimėlis. Jo plotis 50 cm, jis yra pilnai lipnus, kai kurie rinkoje kilimėliai parduodami kitų gamintojų yra su dvipusio tik lipne juosta, tai jis tikrai neprisiklijuoja taip, kaip būtent DEVI kilimėlis ir ypač kai vyksta statybos, paskui tą kilimėlį kažkas užkliūna, jis pasitraukia, persidengia, tai tas dvipusės lipnios juostos sprendimas yra toks labai ekonominis ir jis tikrai nėra tinkamas realioms statyboms. Toliau pasiekus kraštą įkerpamas tinklelis, svarbiausia kabelio neįkirpti ir kilimėlis apsukamas. Tai va kaip pavyzdys, padengiamas plotas, plytelių klijai ir plytelės. Tai kilimėlis gali būti montuojamas tiek ant betono, iš betonuotų grindų, tiek, kaip mes matome čia nuotraukose, tai yra renovacija, paliktos senos plytelės ir ant tų senų plytelių klijuojamas naujas kilimėlis. Čia du dalykai svarbus, tai yra, kad aukštis padidėjęs naujai jums su durų staktą nebūtų problemų. Ir kitas dalykas, ką reikia įsivertinti palikus senas plyteles, jos veikia kaip šilumos sugerimo elementas, tai tiesiog turėkite omeny, kad startavus pradžioje šilumos nuostoliai tas žemesnės plyteles bus. Tai rekomendacija vietoj senų plytelių jas išdaužus geriau tada įdėti specialias izoliacinės plokštės, jos būna 10 mm storio, ant kurių galima tiesiai dėti kilimėlį ir tada turėsite gerokai greitesnį grindų įšilimą. Alternatyva šildymo kilimėliams tai yra šildymo kabeliai. Kabeliai iš savęs kaip gaminys yra storesnis ir jis jau instaliuojamas betonų sluoksnėje. Tai tarkime, kai grindys dar bus naujai betonuojamos, tai rekomendacija naudoti šildymo kabelį. Šiluma vienas gaunasi tokia, pavadinkime taip, tolygesnė, nes pats šildymo elementas giliau ir betono sluoksnis tą šilumą akumuliuoja, viskas vyksta tolygiau, plus pats gaminys, tai yra šildymo kabelis, yra pigesnis,
ir pakankamai ženkliai už šildymo kilimėlį. Kilimėlį kaip plonos konstrukcijos šildymo elementą yra brangiau pagaminti negu storesnį šildymo kabelį. Kalbant apie galią, vonios kambaryje rekomenduojama galia didesnė. Mes ten tikrai norime aukštesnės temperatūros negu svetainė ir panašiai, tai rekomendacija yra apie 150 W į kvadratinį metrą. Tvirtinimai, tai prieš tai matėte su specialia montavimo juosta DeviFast tvirtinimas atliekamas, jeigu naudojamas armavimo tinklas, šildymo kabeliukai tiesiog pritvirtinami su dirželiais, kaip pavyzdys ant armavimo tinklo. Gylis tinkamas yra nuo 3 iki 5 cm. Jeigu kabelis bus aukščiau paviršiaus, tai tiesiog gali jaustis temperatūrų skirtumai tarp kabelio apvijų. Ten, kur apvijos praeina kabelio, bus aukštesnė temperatūra, tarpuose jinai gali jausti žemesnę. Tai va tas įgilinimas, ką jis padaro, šiuo atveju išlygina temperatūrą grindų paviršių. Montavimo pavyzdžiai. Kabelis paruoštas, o čia gofruotas vamzdelis, būtent jutikliui montuoti, tai yra, kur mes turėsime termostatą. Termostatai, jeigu norima turėti tokio pačio dizaino kaip Danfoss termostatai, tai galima rinktis EasyTemp Next Plus. Tik šitas jau gaminys skirtas būtent elektriniam grindų šildymui, jis turi didesnę rėlę, gali valdyti didesnę apkrovą ir šiuo atveju jis komplektą iš karto turi tiek patalpos jutiklį, tiek grindų. Devirekopti, termostatas su LCD ekranu ir mygtukais. Dizainas ganėtinai stipriai skiriasi, čia apvalus ekranas, čia jau kvadratinis. Turi taipogi tiek grindų jutiklį, tiek patalpos. Toliau universalūs termostatai, kurie dažnai naudojami ir su terminėmis pavaromis, tai yra Devirec Touch. Jis gali valdyti tiek kilimėlį, tiek kabelį, tiek terminės pavaras 230 V. Apie jį aš jau prieš tai minėjau praėjusioje dalyje, tai dabar nesigilinsiu. Arba smartas, valdomas telefonu su programėlė, taipogi jis yra universalus, gali valdyti ir elektrinio šildymo gaminius būtent grindise. Ką mes dar turime? Dar turime elektrinės rankšluosčių džiovyklės, džiovintuvai. Galimos dvi spalvos, tai yra balta arba chroma. O galios šiuo atveju 20 W, 40 W ir 60 W. U modelis, S modelis ir šiuo atveju M modelis, tai yra 60 W su pajungimo elektros kabeliu, kurio ilgis 1,5 metro. Ir jungiamas tiesiai į kištukinį lizdą. Toliau veidrodžio apsauga nuo rasojimo. Tai kaip pavyzdys, gaminys naudojamos vonios kambario veidrodžio apsauga nuo rasojimo. Jie yra dviejų tipų. Taigi priklausomai nuo to, koks bus veidrodis, pasirinkamas atitinkamas kilimėlis. Tai DeviFoil gaminys, jis klijuojamas prie galinės veidrodžio dalies. Jis yra visų paviršiumi lipnus. Ir pakabinamas veidrodis. Jeigu veidrodis yra įklijuojamas, tai naudojamas kitas gaminys, jis vadinasi DeviHeat. Tai kaip pavyzdys, jo instaliavimas jau yra šiek tiek kitoks. Sienoje paruošiama vaita, maitinimas atvedamas, padengiamas, išlyginamas paviršius, įklojamas kilimėlis, padengiamas plytelių klijais, klijuojamas veidrodis. Ir turime tą patį rezultatą, tai yra veidrodis nerasoja. Kas yra gerai su šitais gaminiais, jiems termostatas kaip ir neprivalomas. Grindų šildymui termostatai yra privalomi, kad išlaikyti norimą temperatūrą, tiek turėti garantiją. O prie veidrodžių šildymo tai pajungimai yra faktiškai tokie. Tai yra arba jungiam prie vonios kambario apšvietimo grandinės. Mes atėję į vonios kambarį įjungiam šviesą ir vyksta veidrodžio šildymas. Atskiras jungiklis, tai tada tiesiog jį reikia nepamiršti jungti tiek išjungti. Jeigu veidrodis yra didesnis, tiesiog naudojama daugiau negu vienas kilimėlis. Ir tokiu būdu mes užtikrinam. Tai kaip pavyzdys, tokie sprendiniai dažnai būna viešbučiuose, tiesiog kad turėti didesnį komfortą. Šiek tiek apie garantiją elektrinio šildymo, jinai yra tikrai ilga, tai yra 20 metų suteikiama šildymo kilimėliams ir šildymo kabeliams grindų instaliacijai. Ir jinai skiriasi nuo kitų gamintojų garantijų dar ir tuom, kad suteikiama ne tik gaminiui pačiam, bet ir visai instaliacijai ir grindų dangai ir pačiai grindų konstrukcijai. Tai tarkime, jeigu gaminiui kažkas atsitinka,
Mūsų serviso tarnyba su specialiu prietaisa gali gedimą nustatyti plytelės, kelių plytelių tikslumu, jas demontuoti ir visą tai sutvarkyti. Ir jeigu tai yra gamyklinė kažkokia problema, visa tai yra nemokama, tiek plytelės, tiek betonavimo darbai ir taip toliau. Kiti rinkoje siūlantys savo šildymo kilimėlius arba kabelius gamintojai, jie garantiją duoda tik produktui. Tai kas tai yra? Jeigu pas jūs grindyse sugenda šildymo elementas kažkoks, jie ką gali padaryti, tai yra apkeisti jį į naują. Tai kaip tai fiziškai realybėj padaryti, kai kilimėlis jau yra grindyse sumontuotas, tai ganėtinai sunku tai yra. Šiek tiek bendrai apie Danfosą. Mes galime pasiūlyti tiek šildymo, vandeninio, elektrinio ir vėdinimo sprendimus. Tai yra kas patogu, tai yra vienam pastate, bute, name ar kotedže. Visas sprendimas tiek šildymo, tiek vėdinimo gali būti iš vieno gamintojo. Tai yra tiek projektavimas patogesnis, tiek eksploatacija, tiek visi pogarantiniai klausimai. Galime paruošti individualų projektą, suprojektuoti, būtent tai, ko reikia. Toliau yra tokia Danfoss Link sistema belaidė, jinai gali valdyti, tai yra su vienu valdikliu, mes galime valdyti vandeninį šildymą, elektrinį, vėdinimą Danfosso, būtent Danfosso, įvairius elektros prietaisus su vienu valdikliu. Tai yra patogu, nereikia atskirų valdiklių ant sienos kabinti, kurie atlieka skirtingas funkcijas. Čia yra vienas valdiklis ir jis atlieka esminę vieną pagrindinę funkciją. Nuotolinis šildymo sistemų valdymas, tai yra didesnis komfortas, per atstumą gali šildymą tiek reguliuoti, tiek daryti, taip pavadinkime, monitoringą, matyti kokie temperatūrų pokyčiai, realūs energijos taupimai su Danfoss sprendimais, ne vienas būstas yra, kur buvo įdiegtos mūsų sistemos ir taupimas yra virš 30% lyginant su nereguliuojamu šildymu. Tai atsiperkamumas investicijos yra ganėtinai greitas. Išmaniems termostatams, valdymo sistemoms mes padidinę esam garantiją vietoj 2 metų iki 5, tai kur renkatės išmaniuosius mūsų gaminius, gaunate prailgintą garantiją, o apie elektrinio šildymo kabelius, kilimėlius minėjau prieš tai ta garantija yra 20 metų, yra ganėtinai ilga, plus garantija yra ne tik pačiam gaminiui, bet tuo pačiu ir grindų konstrukcijai ir grindų dangai. Tai faktiškai iš manęs yra tiek. Kolegė Birutė, ar girdit mane? Girdžiu, Mariau. Taip, matau, yra keletas klausimų raštu, tai gal nuo jų ir pradėkim. Tai pirmas klausimas, ar grindiniam šildymui nereikia 95 laipsnių temperatūros? Ne, grindiniam šildymui tokios temperatūros aukštos nereikia. Aukštesnės temperatūros ir paduodamas į radiatorius grindų šildyme, paduodama temperatūra grubiai dažniausiai iki 30 laipsnių. Tai tokios aukštos tikrai nereikia. Tai tais atvejais, kaip tarkim būna kombinuotas šildymas, grindinis šildymas tam tikrose patalpose, kitose radiatoriai sudėti, tada statomas pamaišymo mazgas, kurio pagalba į grindis paduodama gerokai žemesnė temperatūra negu į radiatorius. Taip, kitas klausimas, koks yra kilimėlio valdymas, gal galima daugiau info? Kilimėlio valdymas nedetalizuota ar elektrinio ar vandeninio šildymo? Elektrinio. Elektrinio, supratau. Tai dažniausiai, jeigu mes kalbėtume apie vonios kambarį, į grindis dedamas grindų temperatūros jutiklis, kuris montuojamas gofruotam vamzdelėje ir pats termostatas tiek fiksuoja grindų temperatūrą, tiek ją reguliuoja. O patys termostatai, aš prieš tai jos pristačiau, tai faktiškai jų veikimo, pavadinkime taip, algoritmas priklauso nuo termostato tipo. Paprastesni termostatai, pigesni, jie turi on-off histerezę, tai kaip pavyzdys, jūs nustatėte, tarkime, 25 laipsnius grindų temperatūrą, jis šildo šiek tiek virš 25, pavyzdžiui, iki 25,2, tada atsijungia, krenta temperatūra iki 24,8, jis vėl įsijungia. Ir tokiu būdu, tai tiesiog tokiais laipteliais jis išlaiko tą norimą temperatūrą. Protingesni termostatai turi jau algoritmą, tai vadinamą PVM, jos pridėtinės vertės mokesčiais nesusijęs, bet tai susijęs su pulso pločio moduliacija, tai vadinama. Ten jau termostatas turi, pavadinkime taip, daugiau smegenų ir jis analizuoja kiekvienos atskiros zonos tiek įšilimo,
laiką, tiek atvėsimo. Ir jis tada adaptuojasi pagal konkrečią patalpą ir skaičiuoja, kiek cikle reikia įtampą paduoti šildymo kilimėlį, kiek jį atjungti, kad išlaikyti tikslesnę temperatūrą. Tai tas, tarkime, protingesnis valdymas, jis taupo to pačiu ir elektros energiją. Plus į mūsų išmanieji termostatai dar turi prognozavimo funkciją, ką jinai daro. Tai yra, jūs, tarkime, nustatėte, kad 7 ryto norite 25 laipsnių grindų temperatūrą. Tai termostatas pats pasiskaičiuoja, kada jam anksčiau įsijungti, kad jau 7 valandą ryto būtų pasiekta norima temperatūra. Tai faktiškai jūs programuojate temperatūros gavimo laiką, o ne įjungimo laiką. Šitą funkciją deaktyvuoti verta tik tai vienu atveju, jeigu naudojamas 2 tarifų skaitiklis, elektros energijos, tai yra nakties savaitgalio režimai, tai tada, kad termostatas vis dėlto nešokinėtų tose tarifuose skirtingose, ten verta tada naudoti deaktyvuoti prognozavimo funkciją. Tai va tiek apie valdymą. Čia dar prie to pačio klausimas atėjo, gal galima to protingesnio termostato realių pavyzdžių, kaip atrodo, ar taip aš supratau klausimą? Gal galima realių pavyzdžių termostato? Realių. Tai be problemo, prekybininkai, yra prekybininkai, kurie Ne, realių pavyzdžių, atsiprašau. Realus, tikras pavyzdys, gyvas. Aš apie tai. Tai yra prekybininkų, kurie pasidarė veikiančius stendus, tai tos termostatus galime pasibandyti. Jeigu kalbėtume apie Vilniaus miestą, tai kaip pavyzdys Verkių gatvė yra UAB Literna, ten yra veikiantis tiek Danfoso, tiek Devin termostatai, kokios dar įmonės UAB EPTS Dzūkų gatvėj. Mažeikiuose domina. Mažeikiuose, aš sakyčiau, sudėtingiau. Dabar iš atminties aš neatsakyčiau, pas ką yra įrengti veikiantys stendai, bet kokiu atveju, tarkime, reikėtų tokius prekybininkus kreiptis kaip Celsius, kaip pavyzdys, ir jie bent jau anksčiau tikrai turėjo veikiančių stendukų termostatų. Jeigu jie šiuo metu, tarkim, Celsius neturės veikiančių termostato, tai jie be problemų gali tai atsivežti iš centrinių sandėlių, iš Kauno, iš centrinio ofiso. Ir tikrai ta įmonė turi veikiančių mūsų termostatų, tų būtent išmaniųjų. Taip, dėkoju už atsakymą. Taip, dar yra klausimas. Kaip sakai? Dar klausimas yra taip, yra kotedžas, 2 aukštai. Klausau tavęs. Yra kotedžas, 2 aukštai, 2 kolektorinės dėžės ir realiai 8 reguliuojami taškai. Ką rekomenduotumėte dėti valdymą? Šildomos grindys vandeniu plus dujų katilas. Jo, supratau. Tai dabar gaunasi taip. Iš esmės, jeigu norima turėti valdymą telefonu, tai yra su programėlė visą tą šildymą valdyti, tai tada būtų 2 sistemos. Arba Danfoss Icon sistema, kuri gali būti arba 24 volto, jeigu iš kolektorinių spintelių yra išvedžioti kabeliai link termostato, arba ta pati Icon gali turėti ir belaidžius termostatus, tai čia tais atvejais, kai termostatams kabeliai į kambarius neišvedžioti. Tai va, Iconas dedikuotas būtent šildymo valdymui. Toliau alternatyva yra Danfoss Link sistema, jinai yra tik tai belaidė, ten jau laidinių termostatų mes neturėsim, tačiau jinai turi papildomą elementą, tai yra centrinį valdiklį su liečiamu ekranu ir lietuvių kalbos meniu. Ką tai duoda? Mes visą programavimą galime daryti ne tik telefone programėlį, bet ir su centriniu valdikliu, kuris yra visada namie ant sienos pritvirtintas. Icono sistemai to papildomo valdiklio nėra ir visas valdymas vyksta per programėlę. Tai va, tai faktiškai, jeigu imti tą protingesnį Wi-Fi valdymą, jeigu laidai išvažiuoti Danfoss Icon 24 voltų sistema, jeigu reikia belaidės sistemos, tai ta pati Danfoss Icon belaidės sistema, jeigu norima centrinio valdiklio, tai tada Danfoss Link sistema. Taip, ačiū, padėkoju už tavo atsakymą. Taip, daugiau raštu nesimato klausimų, nebent dar kažkas norėtų žodžiu užduoti.
jeigu norit žodžiu užduoti klausimą, tiesiog įsijunkit mikrofoną ir klauskite. Taip, čia dar. Taip, Tomai, jūs raštu rašysit? Ai, raštu. Taip, tai tada lukterkim. Taip. 2 aukštai namo. Namas yra 280 kvadratinių metrų. Ir koks klausimas būtų? Kokios firmos rekomenduojama vamzdžius grindiniam šildymui? Kadangi mes esam tų vamzdžių gamintojas, tai yra mes nesam kažkokie pardavėjai tiesiog, tai mes rekomenduojam savo gamintoją. Šiuo atveju kalba eina apie Danfosą. Kaip vienoje iš skaidrių minėjau, vamzdžių skersmenis 16, 18 arba 20 mm. Palyginti, tarkime, montavimo skirtumus tarp tų skersmenų būtų tokie. 16-tukas yra lankstesnis, jį montuoti paprasčiau, tačiau su 16-tuku mes turime apribojimą, tai yra vientiso kontūro dydis. Dėl visų hidraulinių reikalų tiesiog 16-tukas gali būti mažesnis ilgis. 20-tukas didesnis, o 18 yra per vidurį. Tai, sakykime taip, privačiuose namuose populiariausiai naudoja būtent 18 mm skersmenį, šiuo atveju PEXA 18. Taip, dar vienas klausimas atėjo, kaip įrengti tvarkingai grindinio šildymo valdymo sistemą. Tarkim, svetainė 60 kvadratinių metrų, kurioje vietoje svetainėje įrengti temperatūros daviklį. Supratau. Tai kas yra svarbu, vienas dalykas, tai turėtų būti daugmaž akių lygyje, tai kad termostatas nebūtų per žemai, nes nelabai patogu reguliuoti, kai reikia lenktis. Kitas dalykas, pats termostatas neturėtų gauti tiesioginių saulės spindulių, nes tai irgi klaidina, gaunasi netinkamas temperatūros matavimas. Ir toliau nuo skersvėjų. Tai faktiškai patogioj vietoje ant sienos, akių lygyje, eliminavus tos dalykus, kuriuos aš prieš tai minėjau. Taip, kas nors dar? Aha, padėkoju už atsakymą, prašom. Ir ką, daugiau nesimato. Kas nors dar žodžiu norėtų užduoti? Tai aš sakyčiau apibendrinant. Norėtų kontaktinio numerio čia. Pasikonsultuoti ateityje. Tai va, Mariaus yra, dabar matosi kaip tik telefono numeris. Tai apibendrinant ir norėjau pasakyti, faktiškai, jeigu jums reikia konsultacijos, ar reikia, tarkim, statomos namos, reikia projekto, paruošti, paskaičiuoti, kiek kokio vamzdžio reikia kolektorių, tai yra visos sistemos nuo A iki Z. Tai galit kreiptis, mano kontaktai čia, telefono numeris, elektroninis paštas ir tikrai su malonumu jums pagelbėsiu. Ir dar klausimas yra, ar bus seminaras apie vėdinimą. Apie vėdinimą kaip atskiro nebuvo, bet buvo dalis ten Andriaus. Jo, ir tą seminarą mes kartosime, dabar tikslios datos dar šiuo metu negalėtume atsakyti, bet ten yra, pavadinkime taip, sprendimai privačiam namui, tai yra šildymo plus vėdinimo. Tai tas dalykas bus kartojamas, tai faktiškai, kai tik tai datą numatysime, informacija bus paskelbta. Ir klausia iškart, kokia kaina projekto, čia taip suprantu apie vėdinimą. Ai, ne, šildymo. Šildymo projektą. Jo, supratau, tai gaunasi taip, galimi 2 sprendimai. Tai yra sprendimas, kai mes paskaičiuojame, kokių medžiagų jums reikia, gana detalų sąrašą, tai yra nemokamai. Antras sprendimas, jeigu jau reikia tikslaus projekto su visais išvedžiojimais ir taip toliau, tai projekto kaina yra 100 eurų, tačiau varnelė, kabutės ir panašiai, tie 100 eurų gražinami per papildomą nuolaidą, kai jūs mūsų gaminius jau tiesiog iš didmeninko prekybininko įsigijat pagal tą projektą.
Tai čia, sakykime, taip, tie 100 eurų labiau ne mokestis už projektą, o tiesiog užstatas. Taip, ar būtų dar klausimų? Taip, dar klausimas. O jei aš jau turiu nusipirkęs sistemą, ar tada galima gauti projektą? Sistema grindų šildymo. Pirko Celsiją kaip tik. Taip, grindų šildymo. Ir seniai pirko. Nes, iš esmės, jeigu vamzdis jau yra išvedžiotas, užbetonuotas vamzdis, tai, kaip pasakyti, išvedžiotas. Nėra dar? Suprantu, nėra. Supratau. Tai gaunasi taip tiesiog, jeigu vamzdis jau yra įsigytas kažkokio konkretaus gamintojo, tai dėl vamzdžio projekto, tai yra išvedžiojama, geriausia vis dėlto būtų į tą gamintoją kreiptis. Jeigu tai neįmanoma arba to gamintojo atstovybės nėra, tai taip, mes tą galim padaryti, bet tada reikia tiksliai žinoti, koks vamzdis, koks skersmuo, kokiamis rytėmis ir taip toliau, kad pilną vaizdą susidaryti. Vamzdžio neturi, dabar atėjo atsakymas. Vamzdžio neturi. Tai tada be problemų. Taip, mes projektą galim paruošti. Tai yra, jeigu, tarkime, kaip dažnai būna, nėra apsispręsta apie valdymą. Tai yra, koks valdymas bus rankinis, su liečiamo ekranu valdomas telefonu ir taip toliau. Tai gali būti padaroma 2 etapais. Tai yra, pirmas etapas, tas nulinis ciklas, tai vadinamas grindų, tai yra vamzdis, kolektoriai, jungtis ir taip toliau, kolektorinė spintelė, o jau antrame etape galime tada jau pereiti ir prie visos tos automatikos. Taip, čia dar prie to pačio, kaip suprantu, tik patį valdymą ir valdys su liečiamu ekranu, 24 maitinimas su kabeliu. Tai nežinau, man. Supratau. Ar čia papildysi ką nors? Jo, tai gaunasi taip, jeigu valdymas yra renkamasis Danfoss Icon 24 voltų, tai tada yra taip, kad pakanka dvigyslių kabelių tarp kolektorinės spintelės ir termostato. Tai yra, kad termostatą užmaitinti ir valdyti, šitoj mūsų 24 voltų sistemai pakanka 2 gyslų. Tai tas yra patogu, nereikia 3 gyslos. Tai tas ir kas dar yra svarbu, tarkime, jeigu jo yra namas 2 aukštis, tai yra 2 kolektorinės spintelės, tai norint sutaupyti lėšų, nepirkti papildomų moduliukų belaidžių, rekomendacija 4-gyslį kabelį pravesti tarp vienos kolektorinės spintelės ir kitos. Su to 4-gysliu kabeliu tada bus galima abudu kolektorinių spintelių valdiklius apjungti į bendrą sistemą ir valdyti kaip bendrą namą, kaip bendrą sistemą. Nes jeigu kabelio nepravedam, yra papildomas gaminys, tai yra belaidžio ryšio moduliukai, tada jie 2 įsigyjami, jungiami į tos valdiklius ir sistema padaroma belaidžio ryšio būdu. Tai čia tiesiog papildoma investicija. Tai čia kiekvienas atvejis individualus, reikėtų pasižiūrėti, ar įmanoma jūsų atveju įgyvendinti tą pirmąjį. Čia dar prie to pačio klausia, ar nebereikia papildomo temperatūros daviklio į grindis? Ir jau yra nusipirkęs porą modulių. Jeigu norima, taip, tai čia yra atskira prekė prie Icon sistemos, taip, jį galima įsigyti, instaliuoti ir tada matyti, reguliuoti abudu parametrus, tiek patalpos, tiek grindų. Tai jeigu taip žvelgiant, kaip dažniausia daroma, vonios kambariuose yra aktuali grindų temperatūra, kitose patalpose, kaip pasakyti, mažiau jinai aktuali, ten dažniau patalpos pakanka. Bet, kaip pasakyti, jeigu įdėsit, nuo to tikrai blogiau nebus, tai galėsite abudu parametrus reguliuoti, tarkime, temperatūra jautrios dangos, parketas ir panašiai. Rekomenduojama dauguma gamintojų šildyti iki 27-28 laipsnių, tai tas grindų jutiklis, ką jis gerai padaro, jis dirba kaip ir ribotuvas. Tai yra, tarkime, dėl kažkokių priežasčių į grindis bus paduota gerokai aukštesnė temperatūra negu priklauso, tai tas termostatas, naudodamas grindų temperatūros jutiklį, jis gali apsaugoti grindis nuo tam tikros deformacijos, nuo išsikraipimų, jeigu bus per aukštą temperatūrą paduota. Taip, čia tau padėkoju už atsakymą, suprato viską. Ir dar vienas klausimas, kur Klaipėdoje rekomenduotume įsigyti dujų katilą, vamzdžius ir taip toliau.
Taip, tai dabar gaunasi taip, mes dujinių katilų negaminame, tai kažką labai stipriai rekomenduoti negalėtume, bet tarkime, jeigu kalba eitų apie vamzdžio įsigijimą, visos automatikos ir toliau, tai yra pakankamai daug mūsų prekybos partnerių, kur galima įsigyti. Vienas kaip iš pavyzdžių įmonė, kuri gali pasiūlyti tuo pačiu ne tik medžiagas, bet ir montavimo paslaugos, yra termotechnologijos. Tai tokia toliau iš prekybininkų, tai yra šiuo atveju Dalhera, Jaukurai, Oninen, sakyčiau, pakankamai daug kompanijų paminėjau, kurie turi filialus Klaipėdoje. Ir tuo pačiu jie prekiauja dujiniais katilais, tai tiesiog tie dujiniai katilai, jo pasiūlytų savo gamą, tiesiog tai būtų ne Danfoso gaminys, o jau kažkoks kitas gamintas. Taip, na, pakol kas visi klausimai, gal dar kas? Taip, ar žodžiu gal kas nors norėtų? Na, nesimato. Tai manau, kaip ir viskas. Šitą įrašą visi gausite, aš atsiųsiu elektroniniu paštu šiandien arba rytoj ryte. Galėsit dar kartą peržiūrėti. Taip. Visiems geros dienos tada, dėkui, kad dalyvavot, dėkui Mariui. Ačiū už dėmesį ir sėkmingas dienos, viso geriausio. Viso.